jumis Encore iš Frost Teamo ir šiandien aš jums padarysiu Team Fortress 2 žaidimo gameplayų. Aš jūsų žaidime esu ant mapo Turbine ir mano klasė yra dabar Spy, mano pati mėgstamiausia. O dabar yra game modas, yra Capture the Flag, kuriam jums reikės pasimti priešų lagaminą ir atnešti pas savo, va matote, pažymėti, va čia mūsų mėlynas, priešų ten raudonas. Ant šitokių game modų pasižymi labai inžinieriai ir skautai, nes inžinieriai gali apstatyti savo lagaminą visokiais sentry gunais, kad būtų labai sunku priešam pasimti flagą. Dėja dabar nėra, tik tai medikas. O va, apsistatė, matote, labai daug inžinierių. Tai sunkiai praeis pro mūsų tokią gynybą. Ar va, pamiršau parodyti. Va mano itimus, kuriuos naudoju ant Spy'aus. Va, The Diamond Back, tai 5 levelio revolveris, kuriame jūs gaunate vieną critical hitą nuo kiekvieno sunaikintų su savo saperiu sentry gun arba inžinieriaus pastato. O minus yra, kad minus 15% mažiau žalos daro ir jokių random critical hitsų. O peilis yra jo Returnal Revolver. Kaip matote, jeigu mokite angliškai, galite patys perskaityti, jeigu ne, tai aš jums išversiu. Tai kiekvieno gero backstab'o, pasisekusiu backstab'o, jūs iš karto pasimsite to nustebinto žmogeliuko vietą. Pavyzdžiui, jūs iš karto jūs įmaskuosite. Ir dar nėra jokių garsų, kai jūs backstabinate, jokių, tai beveik labai sunku, kad jūs pastebėtų, kai tai darote. O minusas, kad jie negali klaukintis, kai jūs turite šitą peilį. O vačius tai yra Dead Ringeris, kuris sufeikina jūsų detonu tipo, apgauna priešus, kad jūs mirę. Kai jūs įsitrauksite, jūs pataikote, jūs tampate invisible, o jiem rodo, kad jūs jau miręs. Ir dar pliusai yra 80 daugiau procentų kluko regen rate'o, daugiau greičiau regenina ir minus 60 procentų kluko drain rate'as. Tai yra, kai nusimaskuosite, jums greičiau baigsis tas laikrodis. Va, tai galiu keistis. O man reikia, kad nuimčiau priešų sentry gunus, man reikia vieno žmogaus, kito žmogaus apsinužudyti, reikia tapčiau jo pats. Reikia susirasti greitai. Pabandysiu šitos va. Pamatė. Va matėte. Tada, kad mirėjau, bet ne visada. Dar labai blogas minus yra, kai jūs taip atsiklaukinat. Jūs padart labai tokį didelį garsą. Būt mane pamatė. Peku. Žiūrim, ar yra score sentry gunai, reikia apsižiūrėti visada pirmiausia. Šovė. Pabandysim jį nupjauti. Nupjovėm, pasisekė. Dabar nam jų bazę. Gerai, kad nepastebėjo. Reikia palaukti, kad nuimčiau tą inžinierių. Nusepinsiu geriau, kad nesuspėtų pasimti. O, gerai. Pamatė mane, gerai traukimės. Su mano pagalba dabar skautas pasimė intelligence'ą. Matote, kaip sakiau, po kiekvieno nukinto inžinieriaus pastatu gaunate critical hitus. Pabandysim šitą nužudyti. Tai nepasisekė. Bandžiau jį apgauti, kad esu savas. Kėjo, nes kai jūs atsitrenkite į priešą, tai jis, o ne kaip paprastam žaidime, kai jūs, va kaip matėte, aš galiu praeiti pro savus. Bet kai jūs įmaskuojas, esu, o aš pasiėmiau, reikia dabar grąžinti jį. Bandysiu ir va grąžinau intelligentą. Mano turbūt mažiausias servo pingas.
Bandysim dar, kad jiem čia score limito, kiek galima pasimti iš priešų tą lagaminą, tai yra 3 kartai, ir reikia 3 kartus tuos nunešti į savo bazę. O. Nepataiko. Čia yra tikrai protingas heavis. Protingesnių nėra. Bandysiu nuimti šitą solderį. Nuėmiau, dabar galima judėti prie centrigonų ir jūs nuimti. Mane matėte, pastebėjotas sniperis ir dabar ieško manęs. Valiam, pastebėjo. Va. Sakiau, centrigonai labai naudingi čia. Ir geriau dabar parodysiu skautą. Žaidime. Jis yra labai greitas, gali double jumpint ir su šitu va. Va parodys greitai savo naudojimus sėtimus. Tai bonk atomic punch, kai jį išgersiu, va. Aš būsiu imuntų DMG, nu, tipo negalėsiu gauti žalos ir automizeris. Galėsiu 3 kartus pašrokti. Ir minusas labai mažesnis DMG prie žaidėjus. Mažesnis DMG žaidėsiu ir 30 kartų lėčiau mušus. Triple jumpą gaunu. Nuėmėm. Bandysiu apeiti ir pasimti. Jisai buvo FK. Turbūt naujas žaidimų šitam. Pažiūrėjau. O, va ką tik laimėjom. Galima dar su G raide patontint. Va, su G raide galima tontint. Ir kiekvienas ginklas turi savo specialų tontą. Va, dabar keičiasi mapas. Susitiksim, kaip pasikeis map. Ne, va, ir vėl žaidime dabar ir mapas Payload Upward. Tai yra payload žaidimo modas, kuriame reikės stumti tokį kardą. Dažniausiai tai Blue stumia kartą, o Red bando jiems sutrukdyti. Kiekvieną kartą, kai jūs stumsit kartą, jūs gausite daugiau tų. Atsiregensit laifus ir kulkos. To mapų netenka skauti tikim game modam. Tai būsiu kokies demomenas. Parodo kokius. Va, dar setup timas yra 15 sekundžių, liko kol prasidės pats raundas. Tai yra kas kita, kad medikai galėtų pakrauti savo Ubercharge'ą. Vas mano įtimai. The lock and low, tai kad turėsi tik 2 kulkas ir šautos kulkos susisprogdina ant surface'o, na pavyzdžiui ant medžio. Va. Reikia garantuotai pataikyti išmokti, kad jos sprogstų, bet jos daro daugiau damage negu paprastos. Ir defaultiniai kitur ginklai pas mane. Geriau atsireikinint laifus pasimti. Kiekviena mapė, visuose mapuose yra tokies va spintelė, čia galite gauti savo kulkų ir laifų. Tume kartą. Kuo daugiau žmonių prie karto, tuo greičiau stumia. Nesiseka, geriau pasikeisti į solderį, nes mane labai nervuoja tokį pyro. Sunkiai mes čia einam. Mums reikia tų mažiau snaiperių. Šoviau. Dar turiu ekvalazijai, su kuriuo greičiau bėgau, kai gaunu damage. Bet dėja miriau. Sakysiu, va.
Legboxas, kai pataikau, gauna plus 15 gyvybių ir minus 25 klipstas, tai reiškia, kad turiu tik 3 kulkas ir equalizeris. Va. Ir kai pastumėm į kitų pointų, tai gauna daugiau laiko iki kito pointo. Žinia, kaip per visą mapą tik 3 minutės reikia nustumti. Centriganą pristatė. Jau žinokit, laikas eina į pabaigą, tai reikėtų atsisveikinti. Tai va, su jumis buvo Encore iš Frostimo ir iki.